Aš esu aktorius Šarūnas Gedvilas, dirbu Judesio ir minties teatre ir ne tik Judesio ir minties teatre. Aš esu aktorė Virginija Kuklytė, atstovauju Judesio ir minties teatrą. Mokiniams, su kuriais mes dirbam, tai kažkaip norisi palinkėti, kad jie būtų drąsūs, iš tikrųjų jie yra išskirtiniai ten. Jie moka jau kelias kalbas, turi daug kultūrinių sluoksnių, tai norisi, kad jie tą parodytų ir nebijotų atvažiuoti tą patį Vilnių, važiuoti į kitus miestus ir kad išdrįstų pasakyti, kad mes esame iš Šalčininkų tikrai. Tai kad skleistų tą žinią apie tą tikrai nuostabų kraštą. Aš pati esu gimusi, užaugusi ir gimnaziją pabaigusi Šalčininkuose, todėl man labai gera ir svarbu grįžti į tą rajoną ir aš suprantu to regiono jaunimą. Ir vienas iš iššūkių buvo sulaužyti stereotipus ne vietoje gyvenančių žmonių, o likusios Lietuvos. Ir labai norėjusi, kad kolegos aktoriai atvyktų į Šalčininkus ir pamatytų, kokia ten yra situacija, nes dažnai visi turi susidarę stereotipai iš spaudos, iš žiniasklaidos, tačiau vietoj net nėra buvę ar apsilankę. Ir dažnai sako, kad ten žmonės net nesusikalbės lietuviškai, tačiau atvykę pamato visai priešingą situaciją. Tai su vaikais mane džiugina, kad dirbant su jais, jie pamato vieni kitus kitomis spalvomis, išgirsta ir kad turi patys galimybę išsikalbėti. Nes mes atvykstam iš šono. Mes esam tie, kurie juos naujai pamatom ir norim susipažinti ir mums jų nuomonė tikrai svarbi. Dėl to prašom jų pasidalinti, kuo ir kaip jie gyvena. Ir jie mielai tą daro, kai sukuriam tam saugią aplinką. Prisimenu, aš pati, kai susidūriau su problema, kai pradėjom vykdyti edukacinės veiklas ir rašyti projektus, įvairių žinių trūko, kaip tą daryti, tačiau niekas iš kolegų nenorėjo dalintis savo paslaptimis ir savo informaciją. Ir kai prašydavom teatrų ar kitų VŠI organizacijų pasidalinkit savo projektais, tai visi turėdavo įvairiausių problemų, kodėl negali pasidalinti ir kažkam kompiuteris sulūždavo, kažkam išsitrynė viskas, bet tikrai niekas nenorėdavo dalintis tomis žiniomis, sako, galiu pakonsultuoti, bet parodyti ar atsiųsti tikrai ne. O čia mokymuose mes gavom įvairiausių žinių, tiek kaip valdyti pačią organizaciją iš buhalterinės pusės, iš audito pusės, kaip tvarkytis, taip pat ir iš kūrybinės pusės įvairiausi planai ir tos visos žinios, jos buvo labai sistemingai išdėstytos, labai su aiškiais namų darbais ir tie atlikti namų darbai iki pačiol mums padeda ir gelbėja, kai reikia pristatyti savo įmonę. Ir man atrodo, tai yra tiesiog, kadangi tai dar buvo nemokama, tai čia tiesiog buvo labai didelė pagalba augančiai įmonei.